tas bordiūras tenais. Kas mane stebėjo, tai kaip nedarykit. Labas rytas. Šiandien, kaip matot, sėdžiu ne Porsche, todėl nušluostysim dulkes nuo šito M6. Jau seniai dalyvavau su juo kažkur. Tai pats laikas išvažiuoti, kadangi pasibaigė vasaros sezonas, pasibaigė autosporto sezonas. Jis niekada nesibaigė. Bet pagrindas vis tiek darbai sumažėjo, tai galima sakyti, kad prasideda mano autosporto sezonas. Jeigu jį galima pavadinti autosportą. Tai šiandien, kaip ir kiekvieną rudenį, važiuojam į Elektrėnų slalomą. Ten man visai neblogai sekasi, tai kaip ir pernai varom susitikti su Mindaugu ir lekiam į Elektrėnus. Man reikia greičio, prezidentinio saulėlydžio, religinio engagio. Man reikia greičio, prezidentinio saulėlydžio, be etikečių mes taip žaidžiam. Važiavom vieni iš pirmųjų. Pirmą kartą. Prasėsim pro trasą. Pirmą kartą Elektrėnuose turbūt, bet ir pirmą kartą pirmi startuojam. Dabar į kitą pusę važiuosim, ne? Žymiai plačiau atranda. Čia viskas tas paskas pernai. Jo. Į kitą pusę čia vasuksim. Paprasta konfiguracija tokia. Čia gyvatėlės. Tada važiuoji išorę aplink tą bačką. Aplink šitą apsisukai iš dešinės. Važiuoji ten, apsisukai iš kairės ir atgal gyvatėlę. Pavarysi? Šitas tai su hidraulinu. Man tas bordiūras tenais. Jis ten plačiai paeisi. Bet nevismesti. Nu jo. O. Čia organizatoriai testuojasi trasą. Blemba kaip slidu, įneša labai į šoną. Dabar gerai. Arba devintozė, arba laisva, neištempė jo. Va, žiūrėk, nustumė priekį labai. Džiaugiuosi, kad karočiau pendifas, iš tikrųjų. Aš tai praeitais... Po lėvai bus lėčiau, bet bilėt, aš čia drift matsuri daryčiau, jeigu su virintu važiuoju. Nu jo, o dabar važiuosi greičiau. Aš praeitais metais tampiau savo rankinį, kai buvo naujai priverstas padaryti. Aš vakar tavo rankinį vienoje vietoje tampiau. Mes su Mantu viens kitą rankinius patampam. Oh my god, Nu, parlėkia vėl. Labai neša į išorę. Labai. Įdomu dar kokias padangos nueisim pasižiūrėti. Žinai, kas yra dar, čia pažiūrėk per vidurį kelio, matai, kad nuolydis yra pusės. Nu taip. Tai tu realiai užsimeti ir tave neša. Dar labiau nuneša. Taip. O čia taip slidu, ar? Aš prastas padangas uždėjęs, žinai. Jeigu tvarkingai važiuojant, tai, Normaliai. Normaliai. Ir ten 3 atmosferos galėti, žinai. Suprant. Bet čia reikia išgyvenkės, tai, žinai, čia kontrolės iš tą mašiną dabar nėra. Va, žmogus normaliai pasiruošęs su OMP. OMP, Sparko, batukai Sparko. Šifteris, rankinis, lopšys, patogus visai. O aš nieko nepasidariau per metus. Ne? Bus bairis, tai vis tiek mane belsi. Tai kur tu dėdė, aš pasimatuosiu? Tai gerai, nu žinau, kad šuvytume. Suvidis pas. Čia bėga biški, man atrodo. Nebėga iš golfo. Ačiū, neman. Išsireginom. Startuosiu. Antras.
Tai Mindai insightų biški bus. 6. Arba 9. Visą gyvenimą. Ten vat įdomesnis aparatas. Legalaus amžiaus. Jeigu su neparodys kažko įspūdingo, tai nežinau. Nu, nežinau, aš aišku gal čia aplekus atlės. Esu, kaip aš čia atvariau prieš porą metų su Miata, vat panašiu oru, su 7 likais. Ne. Antras nuo galo. Bet ten irgi su semiais. Jo, ten su semiais. Jo, su semiais. Žinai, kas bent GT3 ar esu nėra. Jo, bent ir tiek. jo. Visi su šūdmobiliais tokiais. Jo, visų maždaug tas pats. Visur BMW, tie du rimtesni atrodo. Nu ir tas rimtas. O daugiau visi vienodi. Šitas su liveriu. Žinai, kas zaibį šį kartą? Nu. Kad kai startą stovėsiu, nereiks pastoviai apsakų duoti, kad atvėstų mašiną. Nu, bet čia kol kas. Kol kas, bet lyg tai viskas gerai. Tikiuosi, kad ir bus gerai. Danga šiaip žiauriai slidi, pats važiavau. Kas mane stebėjo, tai taip nedarykit. Yra bordiūrų, jie skaudus. Trasa pakankamai greita, tai įsivertinkit. Bazai. Gerai, ką? 4 važiavimai, 3 įskaitiniai. Pasibandom šitu. Kaip slidu, o visai slidu. 8 čia. Vienas veltinis. Nu, aš jaučiu, kad sustengia kaulai tokie mano rankos. Bus gera treniruotis. Pažiūrėm, kaip Mindė važiuoja. Čia žiebazė. Pirmam rate padariau nesąmonę, nes bazėje galvojau, kad čia, kur startas, bet pasirodo ten. Tai pirmas laikas nesąmonė, bet antras laikas yra antroji vietoje, iškart po pirmo startinio numerio. Geras, pirmas yra pirmas, antras yra antras, tai tiesiog reikia laikyti tokį laiką ir bus gerai. Važiuojam, neprisidaryti nesąmonių. Ant praslydimas iš šio. Čia labai blogai.
buvo blogai, nes antipraslydimas įjungtas buvo, nes buvau užgesinęs mašiną ir pamiršau išjungti. Ir antras dalykas, tiesiojoje išvažiuojus į tiesiąją reikia mušt antrą bėgį, būtinai. Nežinau, ką čia bandžiau su pirmu padaryti. Labai blogai, nes aš manau pralošiau kokią sekundę ar net gal porą. Liko paskutinis važiavimas dabar, tai nu jo, tuo važiuojant pirmą bėgą biškai nesąmonė, nes dabar vat šitam rate mes 3, tiksliau 4 iš mūsų labai panašius laikus rodo. Nu tai aišku, šitas bičiukas, kur prieš manęs rodo geriausią laiką, kem 9 sekundės, o toliau visi va šitam rate PM1. Ir aš 4 bent jau šitam rate buvau. Nu tai va taip va pabiškai tolstu, bet liko paskutinis ratas. Tai žinau, ką reikia nedaryti, nelikt pirmam bėgį, nepridaryti daugiau klaidų ir gal kažkaip išsitempsiu iki podiumo. Nu, bet pamatysim. Važiuojam. Let's go! Nu ką, gerai, įdomu kaip kiti, bet šiaip, manau, neblogas. Kaip laikai, 4 laikas 50, tai geriausias laikas, bet geriausiai ir pavyko apsisukti. Tai kol kas visai daug žadantis. Šitas tai atrodo piktai, lyg pirmą vietą turėtų paimti bent jau iš vaizdo. O, geriukas. Teisingi ratai. Spalva gera. Labai piktai atrodo. Ir numeriai geri. Ta bomba. Pirmos vietos laikas yra kem 8 sekundės, antros 50 sekundžių, o trečios irgi 50 sekundžių, skirtumas yra 500, tai skirtumas nedidelis. Ir trečioji vieta, Vytenis, taigi Vytenis 50 sekundžių, 97 šimtosios, antroji vieta 50 sekundžių, 48 šimtosios. Šiaip aš žinau, kodėl jis antroji vietoje, nes ryte žiūrėjau, kaip aš važinėjau, susišaudė, kur negerai aš važiavau, ką reikia daryti geriau. Tai yra Mantas Kerevičius. Antroji vieta. Taigi, RVD klasės nugalėtojai, dar kartą garsiai paplojom. Nu va, pradžių nežinojau, bus ar 4 ar 3 vieta, nes pagal laikus, kai žiūrėjau. Bet vat buvo staigmena, kad antra. Молодец, Mantelis. Va, aš sakiau, ruošia, nei lapšių, nei sportinių vaikų, nei hidraulinių, nei shifterių. Pas Mantelį kūlisas suplyšus. Ručiagas kaip pensininko atauga. Ir va, antrą vietą. Молодец. Tai va, šiandien tiek ir iki kitų kažko, nežinau, Winter Games jau. Winter Games. Čiau.